epizodas apie tai, kaip nustoti blokuoti pinigus. Ir žinau, kad skambės labai keistai, nes tu juk nori pinigų, taigi aš jų neblokuoju, aš jų noriu. Ir būtent šis video tau paaiškins, kodėl norėti neužtenka ir kad mes iš tikrųjų negalim apgauti visatos ar Dievo, ar kaip jūs norite tai pavadinti. Ir parodysiu jum, kaip jūs galite padaryti, kad pinigai pas jūs ateitų daug lengviau ir paprasčiau. Pirma, šiandieną pamatysite iš mane šiek tiek papiešimų, nors tikrai nesu labai gera dailininkė. Bet noriu jums parodyti vizualiai, taip pat, kad jūs labiau suprastumėt, apie ką aš noriu jums šiandieną papasakoti. Tai čia esu nusibrėžusi du žmogeliukus. Tai yra tu. Tai yra 3D reality, šitoj reality, kurioj esam, šitoj realybėj, ir yra 5D. Tai yra ta vizija, kurią mes norim įgyvendinti, kur mes norim gyventi. Tai galbūt norit gyventi kažkur šiltuose kraštuose, norit uždirbti tiek ir tiek pinigų, norit turėti tokį gyvenimo būdą, norit taip atrodyti, ar ne, tai yra ta jūsų, kaip sakant, svajonė, ar ne? O jūs dabar esat čionais. Dažnai žmonės sakys, kad čia užtruks man 2, 3, 4 metų, kol aš galėsiu tai pagaliau pasiekti, bet iš tikrųjų, kas mus skiria, užrašiau ne laikas, o vibracijos. Tai ta realybė, kuri gyvena taip, kaip tu dabar svajoji gyventi, galbūt gyvena va tokioje aplinkoje, turi laisvę, gali daryti, ką nori, su kuo nori, kaip nori, jinai jau egzistuoja 5D dimensijoje, jinai jau yra gyva. O tu esi čia, kur esi dabar. Tu klausai mano video, tu esi dabartiniai savo realybėj ir čia yra tavo 3D realybė. Kas jūs skiria? Jūs skiria ne laikas, o skiria vibracijos. Tai, kai tavo vibracijos pagaliau sumečins šios tavo versijos vibracijas, tu ir atsirasi ten. Tai reiškia, kad šios dvi realybės taps tos pačios. Ir galbūt kai kurie iš jūsų galvosis, čia yra visiška nesąmonė. Deja, tai yra įrodyta daug skirtingų filosofijų ir mokslas, tai yra pritraukimo dėsnis ir iš tikrųjų, kad galimybių lauke gyvena labai daug tavęs versijų. Gyvena ir labai skurdi versija, ypatingai jeigu tu ją maitini tą versiją, kad tu pastoviai galvoji apie tokius dalykus ir panašiai, tai taip, tu maitini ir tą versiją. Bet gyvena ir pati aukščiausia tavęs versija, kuri gyvena visiškoj gausoj, kur pinigai nėra jokia problema, kur gali daryti absoliučiai ką nori ir tiesiog maudytis tiesiog piniguose, ar ne? Tai va. Tai būtent šis video ir bus, kaip tu gali padaryti, kad šita kelionė tau taptų lengvesnė, kad tau nereikėtų kentėti, kad tau nereikėtų suferinti, kad tau nereikėtų lipti kažkam per galvas ir panašiai. Ir būtent šiame video aš galiu pasakyti, tu labai daug dalykų išgirsi, kurie tave gali sutrigerinti, nes tai, ką tu girdėjai vaikystėje, ar ką tu matei savo aplinkoje, ką sakė tavo tėvai ir aplinkiniai, tu ir suprasi, kad šitie dalykai tave iš esmės blokuoja peršokti, padaryti šitą kvantinį šuolį iš 3D, 5D, kad jūsų dvi realybės susimečia. Dabar aš tau šiek tiek papaišysiu. Tai yra dar vienas žmogeliukas, kurį matai apačioje. Tai čia esu tu, ne? Ir čia esu aš, čia esu tu, esam kiekvienas žmogus, kuris esam šitoj žemėje. Dabar čia yra toksai taškelis viršuje ir čia yra aukštesnioji energija, source, Dievas, visata, kaip tu nori, tai gali pavadinti, kiekvienas turi savo pavadinimą, galbūt kažkas iš jūsų galvojat, kad niekom netikit, bet galbūt ne jums šitas yra video tada. Tai čia yra vadinamoji visatos energija, tarkim, aš įvardinsiu kaip visatos energija, o jūs galite sakyti, kaip jums yra patogiau. Čia visa tai eina per tave. Mes iš tikrųjų esame, jeigu klausėt mano kelis epizodus atgal, aš tikrai ganėtinai plačiai jau šitą temą, kad mes iš tikrųjų esame dalis visatos, dalis Dievo. Teka šita šviesa iš visatos, iš Dievo, eina grinai per mus. Daugelis iš mūsų dėja esame atsijungę nuo tos šviesos, nes mes esame paskendę kažkur ego, visam tame triukšme pasaulyje, kas čia vyka, įvairūs įvykiai ir panašiai, ir mes tiesiog atsijungiam. Iš tikrųjų, vaikai ganėtinai turi stiprų ryšį su visatos energija, jie turi tą vadinamą spiritual sluoksnis, pas juos yra tikrai labai toks stiprus, tačiau kai mes pradedam užaugti, paauglystę, suaugę žmonės tampam, ar ne, mes iš tikrųjų labai ant to atsijungiam, nebe mes praktikuojam dvasingumą, įvairias praktikas ir panašiai. Kas dabar šiais laikais sudarosi šiek tiek populiariau žmonėms iš tikrųjų domėtis šitais dalykais, ar ne? Tai va. Tai ką tai reiškia? Dėl ko tai yra susijęs su pinigais? Tai kai mes įsivaizduojam apie pinigus, mes galvojam, daugelis mes turim tokį įsitikinimą, kad kai mūsų banko sąskaita pasilieka tuščia, tai vadinasi viskas yra pasaulio pabaiga, tie pinigai nesugrįš. Kas mes vaikystėje girdėjom tokius pasakymus, pinigai neauga ant medžių.
Ar ne? Ir mes iš tikrųjų turim tokius įsitikinimus, kad jeigu aš išleisiu savo pinigus, jeigu aš ištuštinsiu savo banko sąskaitą, tai tie pinigai nebesugrįž. To žmonėms yra labai baisu išleisti savo santupas, labai baisu pamatyti tą nulį ar minusą, ir nes mums atrodo, kad tie pinigai nebesugrįž. Tačiau, kaip mes galim iš tikrųjų įsivaizduoti pinigus? Pinigai yra energija. Pinigai tai yra tekanti energija, kuri ateina iš visatos. Tai yra iš tikrųjų visatos dovana mums. Visata, Dievas, vėlgi, kaip jis nori tai vardinti, turi begalės pinigų. Absoliučiai begalės pinigų. Pinigai niekada nesibaigia, pastovi yra labai daug gausos. Ir visata yra pasiruošus tau duoti pinigus nuolatos, visados. Kol tavo kanalas, va čia ir papasakosim, kodėl tu pats blokuoji tos pinigus, kol tavo kanalas yra atviras, kai tu tos pinigus priemi. Ar ne? Tačiau dauguma žmonių šito kanalo neturi dėja atviro, jie yra atsijungę nuo viso šitos, jie galvoja, kad aš esu vienas, aš galiu tik viskas vieną padaryti ir nuo manęs viskas priklauso, kontroliuoja, pušina, nepasitikė, paskęsta kažkokioje tai baimėje, abejonėse, tose senose programuose ar ne, ir panašiai, ir galvoja, kad pinigai iš vis ten yra kažkoks blogis, arba kad pinigus yra sunku uždirbti. Ir kad jeigu aš išleisiu, aš niekada jų nebeturėsiu. Ir taip mes iš tikrųjų paimam ir užsiblokuojam visą šitą pagalbą, kuri galėtų pas mumis ateiti. Ir mes to nesuprantam. Daugelis žmonių mes to nesuprantam, kad pinigai tai yra iš tikrųjų Dievo meilė. Dievas nori dalinti su jumis pinigais, Dievas nori, kad tu gyventum gausoje. Netgi Biblijoje yra iš tikrųjų parašyta, kad visi yra nusipelnę gyventi gausoje. Visi žmonės yra nusipelnę gyventi pinigų, kad būtų užtektinai, ar ne? Tai kas mane stabdo nuo to, kad aš galėčiau gauti kuo greičiau šitos pinigus, ar ne, kad aš galėčiau būti tas atviras kanalas. Tai kas stabdo, tai yra įvairūs blokai, tai yra įvairios programos, kurios yra atėjusios iš vaikystės, paauglystės, iš tavo gyvenimo, iš tavo patirčių, ir tai visą tai tave blokuoja, tiesiog laiko už viso šito, ar ne? Ir kas tai gali būti? Gali būti baimė, tai gali būti tokie įsitikinimai, kad pinigai neauga ant medžių, kad aš niekada negalėsiu pritraukti daugiau pinigų, jeigu aš juos išleisiu ir panašiai. Ir dar kita problema yra tokia, kad daugelis žmonių teikia pirmenybę pinigams virš visko, virš savo dvasios, virš savo vertės, virš savo dabartinio gyvenimo, ta prasme, atsikelia ryte ir iš karto, ta prasme, pinigai būna kažkur labai aukštai, nes man reikia pinigų ir panašiai, ar ne? Ir kai mes iš tikrųjų suteikiam tokią didelę pirmenybę pinigams, vietoj to, kad suprastumėm, kad mūsų šitas dvasinis ryšys, mūsų tas kūnas, mūsų siela ir ryšys su divine yra daug svarbiau negu tiesiog pinigai, nes pinigai yra energija, kurie tiesiog teka, suprantat, jeigu mūsų kanalas yra atviras, jeigu mes neblokuojam, pas mus tai natūraliai teks, mums nereikės dėl to iš vis pergyventi, tiesiog natūraliai ateis pas mus, bet kadangi mes esam tokia mindsete, kad man reikia chasing, kad man reikia vytis, kad man reikia arti, kad man reikia pastoviai performinti, man reikia pastoviai nusipelnyti pinigų, ar ne, ir dėl to mums yra labai sunku tos pinigus pritraukti daugiau, arba juos išlaikyti, nes mes jiem teikiam didesnę pirmenybę negu mūsų dvasingumui, negu mūsų sielai. Tai pinigai yra Dievo meilė mums. Dievas nori mums, kad tie pinigai eitų taip, kad eitų aplink mus pastoviai visada, kad mes galėtumėm nusipirkti keliones, kad mes galėtumėm keliauti po pasaulį, kad mes galėtumėm suteikti viską savo vaikam, galėtumėm paaukoti kitiems. Ir aš žinau, kad kai kurie iš jūsų sakysite, gerai, tai kodėl yra toksai skurdas pasaulyje ir panašiai. Kodėl dauguma žmonių ir susiduria su finansinės problemomis. Todėl, kad žmonės, sakau, yra įstrigę, atsijungę nuo savo šviesos, kur yra visada prieinama, tu visada gali susijungti su divine, tu visada gali susijungti su Dievu, su visada gali, tai yra visada prieinama, bet mes žmonės, sakau, esame įkritę į tą kontroliavimą, pastovų galvojimą, kad nuo manęs viskas priklauso, tai ką jūs galvojate, tai jūs, prasme, kiek pasaulyje yra didelis kiekis žmonių, net jūs galvojat, kad nuo jūsų tokio vieno taškelio šiame pasaulyje, kuris esat mažas taškelis, aš žinau, kad jums jūsų problemos, jūsų gyvenimas yra pats svarbiausias, bet jūs galvojat, tik nuo jūsų viskas čia priklauso, jūs tikrai taip galvojat? Kai yra kažkas, kas sukūrė visą šitą, sukūrė mane, tave, sukūrė, ką mes dabar matom čionais, ar ne? Ir kaip mes galim galvoti, kad viskas priklauso nuo mūsų, ta prasme. Ar tu tai sukūrei?
Ar tu iš vis suvoki, kaip tu atėjai į šitą pasaulį? Ar tu iš vis suvoki, kaip tave mama pagimdė? Ar tu iš vis suvoki, kodėl va, tu atėjai į tokį kūną, kodėl tu taip atrodai? Ar tu suvoki tuos dalykus, ar tu gali juos paaiškinti, negali? Tai va čia apie ką kalba ir eina, mėlyje. Tai tas, kuris dabar klauso, turi galvoti, ai, aš čia netikiu jokiais dievais ir taip toliau. Aš jums nesakau kažkom tikėti, aš čia nekalbu apie kažkokius religinius dalykus, kad tu turi tikėti ten Dievu, Jėzų Kristų ar kažką tokį. Aš sakau, kiekvienas kaip nori taip apibūdinkit, aš apie tai visiškai čia nekalbu, tiesiog aš pasakau, yra visata, visatos energija, Dievas ir panašiai, ar ne? Bet esmė tame jau nebėra tie laikai, kai mes maždaug, ai, aš čia nieko netikiu, ne, ir panašiai. Nu, iš tikrųjų, ta prasme, nu, čia yra akivaizdu. Aš, pavyzdžiui, galėčiau tikrai parašyti knygą, kas nutinka, kai tu pilnai pasitiki šitą energiją ir tu įeini į tą vadinamą flow, tu paleidi kontrolę, tu pasitiki tiekme ir tu pradedi matyti, kaip viskas dėliojasi. Yra sunku paaiškinti, kaip tai dėliojasi. Yra sunku, kaip kartais ateina kažkokie klientai, kurie tave prisiminė po 4 metų, va taip tiesiog paėmė, prisiminė ir galbūt tas žmogus net tave išmetęs iš draugus, tau parašo, kad jis nori kažką įsigyti. Arba ateina kažkoks didelis netikėtumas finansinis, ar ne? Arba kažkoks tai sunkiai paaiškinamas įvykis. Tai va apie ką kalba eina, mėlyje. Čia yra kažkas, ką mūsų savo limituotą galvą mes niekaip nepaaiškinsim ir aš jums negaliu paaiškinti, kaip tai įvyko. Aš negaliu. Esu turėjęs tokių atvejų, kai žmonės sakydavo, nežinau, ką tu, Agne, darai, bet aš tave naktį sapnavau ir aš, žinau, kad aš sakiau savęs papildus. Tai va taip gali viskas veikti, suprantat? Ir čia buvo žmogus, kuris manęs nei sekė, nei žiūrėjo, tiesiog aš ją išlindau po labai daug metų jos sapnuos. Tai va taip gali viskas veikti, mums visiškai nepaaiškinamai, mėlyje. Aš galiu pasakyti, savo tinklinio marketingo verslą sustačiau per mažiau negu 2 metus. Per metus mūsų apyvarta buvo beveik 1 milijonas svarų, ta prasme. Ir man tai buvo pirma veikla, kurią aš iš vis buvau pradėjusi daryti, ta prasme, aš nebuvau iš vis tinklinė marketingą ir panašiai. Ir aš sugebėjau tai padaryti kartu su, aišku, komandos pagalba, bet esmė tame, kad jeigu aš nebūčiau ėmusis veiksmų, nebūtų atsiradę ir tų komandos narių, tai man kažkas iš aukščiau tikrai padėjo ir siuntė tos žmonės ir klientus ir tos žmonės, kurie norėjo irgi keisti savo gyvenimą, kurie norėjo, kaip sakant, imti, daryti kažką su šitą galimybę, suprantat? Tai va čia tiesiog yra tiek daug pavyzdžių, kad aš nežinau, kaip žmonės gali netikėti, prasme, nes jeigu jūs galvojat, kad jūs esat visiškai vieni, jums yra labai sunku gyventi šiame gyvenime, tikrai yra sunku, nes jūs pastoviai pučiat prieš vėją, pastoviai jaučiatės taip, kad kovojat su gyvenimu, nes jūs neinat į tiekmę gyvenimus, einat prieš, jūs pastoviai kovojat, jūs pastoviai pušinat. Ir jums yra sunku gyventi, ir jums yra sunku pritraukti stebuklus, gausą, didesnės pajamas ir santykius kažkokius, tai galbūt normalesnius į savo gyvenimą, nes jūs kovojat su gyvenimu, suprantat? Dalykas, kas dažnai žmonės stabdo nuo gausos, tai yra tas, kad kai jie pamato, kad kitas žmogus galbūt nusipirko geresnę mašiną, nežinau, išvažiavo gyventi kažkur į šiltus kraštus arba galėjo mesti tą darbą. Tas žmogus labai dažnai gali sakyti, jo, aš tau čia džiaugiuosi dėl tavęs, bet jisai iš tikrųjų jaučia pavydą. Ir tada žmogus, kai mes jaučiamės, kad kažkas yra geresnis už mus, nes jis turi daugiau pinigų ar jis gali savo daugiau leisti finansiškai ir mes einam į tokį pavydą arba, ai, čia jam sekas, čia jo tėvai turtingi, čia jam kažkaip pasisekė, kai man atsimenu irgi sakydavo tie, kur kaip išėjau už darbą, ai, tu čia gerų laikų prisijungi, ta prasme, nu kokiu gerų laiku, ta prasme, aš prisijungiau tikrai ne pačiu geriausiu laiku, kaip pagalvoju, bet esmė tame, kad žmonės visada ras ką pasakyti, suprantat? Ir kai mes einam į tokį, kad ai, čia tam geriau sekasi, ir toks kaip ir pavydas išlenda, ar ne, tai mes save irgi užblokuojam, nes mes pasakom visatai, Dievui, tu man nereiktų pinigų, ne, aš tai taip nenoriu, aš geriau eisiu tuo sunkiu keliu, bet aš taip nenoriu. Vietoj to, kad jūs pamatytumėt, jeigu jūs matot gausą aplinkui, savo aplinką, kažkas, sakau, įvyko, kažkas nusipirko geresnį daiktą, kažkur investavo galbūt į nekilnojamą turtą, jums tai yra parodymas, kad gausa egzistuoja. Aš žinau, kad šis pasaulis mus išmokė, ypatingai dabar yra tokia stipri manipuliacija, kad žmonės bijotų ir tiesiog šeikintų, kad pasaulis griūna, finansinis pasaulis nestabilus, kainos auga ir panašiai, ne? Bet iš tikrųjų, statistiškai, jūs galite parašyti ChatGPT 2025 metais, kai sako, finansiškai yra labai sunkus metas, laikotarpis, viskas grūna, tikrai finansiškai vienas blogiausių laikotarpių istorijoje. Pasigūglinkit, ChatGPT pasiklauskit, kiek buvo milijonierių. Ką aš radau, kad buvo 680 tūkstančių milijonierių per tuos metus.
680 tūkstančių milijonierių per 2025 metus. Per žinias niekur to nerodys. Rodys, kaip yra blogai, kaip yra sunku, koks gyvenimas yra blogas. Ir dėl to žmonės ir įeina tą tokią baimę, kad yra baisu, kad nieko negalim pakeisti ir panašiai, nes sistema mus įveda į tai. Įsivaizduoti, jeigu tu pasijungtum žinias arba ten kažkokias tai žurnalus, rašytų dar vienas milijonierius, dar vienas, ar čia jo sėkmės istorija ir panašiai. Atrodytų žmonėm, kad wow, ar ne? Bet mūsų iš tikrųjų sistema, mus nori, kad mes būtumėm, mes nesusijungtumėm, nenori, kad mes susijungtumėm. Nori, kad mes būtumėm įsigandę, pametę galvas, lengvai manipuliuojami, visko bijotumėm ir panašiai. Dėl to ir mums atrodo, dėl to daugeliu žmonių ir atrodo, kad nėra jokio dievo, nėra jokios aukštesniosios jėgos ir panašiai. Ne, tiesiog paėmė pasaulis taip ir susikūrė, tu irgi va taip paėmė ir susikūrė, va tiesiog, va kaip. Ne? Taip, sistema jūs norės įtikinti, kad nieko nėra, niekas neegzistuoja, bet tai yra visiškas iš tikrųjų. Daugelis žmonių užauga su nepritekliaus mąstymu. Tai va, čia ir yra, kad mes turim galimybę susijungti su aukštesnėje energija ir iš tikrųjų būti kaip tas aktyvus kanalas, per mus viskas lengvai teka. Tačiau kas yra po paviršiumi, čia yra tie mūsų įsitikinimai, kurie mus blokuoja. Kiekvienas iš mūsų turėsim skirtingus įsitikinimus, dažniausiai tai bus kažkas, ką mes girdėjome ir prie šeimos stalo, ir mokykloje, ir savo aplinkoje, žodžiu, ypatingai kaip vaikai, kaip paaugliai, mes kaip kempinės priimam tą informaciją. Bet patys pagrindiniai dalykai gali būti, kad mano tėvai neturi pinigų. Ir mano tėvai sakydavo, kad mes neturim pinigų arba kad pinigus reikia taupyti ir saugoti, nes jeigu tu jų nebeturėsi, bus labai blogai ir panašiai. Ir ne, tai mes esam tokioj nepriteklių, nes jeigu tu išleisi pinigus, reiškia, jie nebesugrįš. Ne? Čia labai dažna programa, kurią žmonės turi. Kita programa, kad pinigai neauga ant medžių, paskui, kad pinigus uždirba tik tie, kurių tėvai yra gal turtingi, arba kad aš pastoviai turiu nusipelnyti pinigų, dėl pinigų aš turiu sunkiai dirbti, nėra klientų, jeigu, pavyzdžiui, kažkas galbūt kuriat savo verslus, tai čia nėra klientų, šiais laikais labai sunku, žmonės nebegali sau leisti nusipirkti to ar to ar ano, vėl kažkokie limiting beliefs eina ir taip toliau ir panašiai. Tai va, tai čia yra tokie, dažniausiai, tai jūs galite irgi atsisės ir padaryti su savim pratimą. Aš žinau, kad čia nėra pats geriausias piešinys, bet tiesiog galite nusipiešti tiesiog žmogutį, po to žmogučiu pasėdėjus labai gerai pasirašyti, kokie yra tie limituojantis pinigų įsitikinimai. Tai pavyzdžiui, pagalvokite, dabar jums atėjo kažkokia tai pasiūlymas. Va tarkim, dabar aš noriu jūs pakviesti, kadangi yra didžiulis tranzitas šiuo momentu, tai yra Uranas dvyniuose ir birželio 13 dieną aš darau specialų seminarą, kuriame aš papasakosiu, kaip jūs galite sužinoti, kaip dvyniai veikia jūs per jūsų gimimo diagramą ir kaip šis tranzitas, kuris truks net 7 metus, paveiks jūs, nes tai yra tranzitas, kurio nebuvo nuo 48 metų. Tai yra iš tikrųjų mums visiška naujovė, labai stipriai susijęta su komunikacija, su evoliucija ir kažkuris iš jūsų būstas gimimo diagramoje bus labai stipriai aktyvuotas. Aš, pavyzdžiui, dabar žinau, kad pas mane yra šitas tranzitas, mano aktyvuoja Saulė, Mėnulė, Merkurijų 12 būste ir pas mane yra crazy dalykai šiuo metu iš tikrųjų. Tai va. Aš kviečiu jūs prisijungti ir sužinoti apie tai. Bilieto kaina 22 svarai 22 centai. Jūs galite įsigyti mano nuorodą. Ką jūs iš karto dabar pagalvojate? Tai ką čia man investuoti ar ne ir panašiai, čia išleisi, nieko gero nesužinosi gal ir panašiai, ir tos pinigus išleisiu, geriau gal nueisiu kokį kokteilį nusipirksiu, ne, čia gražus oras, vasara ten ir panašiai. Tai va čia yra puikus pavyzdys, kokie jums kyla pirmi pamąstymai, kai aš jums pasiūlau, tarkim, manęs dabar paklausot mano video. Arba dabar mano gimtadienio savaitė, tai aš jums taikau specialias nuolaidas, jūs gaunat 50% kosminis aš savarankiško mokymosi kursui, tai paskutinį kartą yra taikoma tokia didelė nuolaida, galiu įsigyti vos už 55,55 €, vietoj 111 € ir tai yra paskutinį kartą, kai bus tokia nuolaida. Taip pat gali su manimi įsigyti asmeninę konsultaciją ar analizę, visų metų prognozę, kaip tave veiks tranzitai, tavo gimimo diagramą, ko tu gali tikėtis iš šių metų, kada geriausia pradėti tam tikrus projektus ir panašiai. Viskas yra sukelta į mano website, nuoroda yra pačioj ir tu gali pats pasirinkti. Ir dabar jūs pagalvojat, jeigu aš išleisiu pinigus, tai kažin kaip čia bus, ar ne, gal geriau nereikia. Tai va čia yra jūsų tie limituojantis įsitikinimai, ar ne, kurie jūs blokuoja. Tačiau mes turim suprasti tokią dalyką.
Ir labai gera praktika, jeigu tu išmoksi žiūrėti pinigų leidimą visai kitaip, ne kad kažką aš prarandu, nes čia vėlgi yra kažkas, ką jūsų tėvai mokino dažniausiai, arba girdėjot kažkur tai artimoje aplinkoje, kad jeigu aš išleisiu, tai jie nebesugrįž. O išmokit padaryti taip, kur eisit šią savaitę, kur išleidinėsit savo pinigus, kur ką nusipirksit. Kai jūs nuskanuojat banko kortelę ar mokat grinais, pasakykit savo, man dabar sugrįš šita pinigų suma 4-5 kartus daugiau. Bet sakykit tai su dėliu pasitikėjimu, ne dėl to, kad aš pasakiau jums pasakyti. Bandykit tokią praktiką. Paleidžiu pinigus su dėkingumu. Su pirma paleidžiu su dėkingumu, nes aš žinau, kad šitie pinigai padės kažkam ir aš kažką už tai taip pat gaunu, ar ne, tai yra tiesiog energetiniai mainai ir pas mane tai sugrįž 4-5 kartus daugiau. Nustebsit, iš tikrųjų nustebsit, kas gali įvykti pas jūs. Netikėtumai, tikrai įvyks netikėtumai, nes kaip daugelis išleidžiam pinigus, čia reikia vėl mokėti, ne? Čia vėl reikia mokėti, čia vėl 20 eurų, čia vėl 100 eurų, vėl 200 eurų ir panašiai. Nes mes bijom, kad nebeliks pinigų. Ir ką mes darysim, kai nebeliks pinigų? Pasaulis sugrius, nes daugiau pinigų nebėra, jie tiesiog nebeegzistuoja. Nes tai mus išmokino, mūsų aplinka, kad mes esame nepritekliui, pinigų nėra. Bet per praeitus metus kažkaip 650 000 milijonierių atsirado šiame pasaulyje. Jūs patys suprantat, kad gausa yra visur. Gausa yra absoliučiai visur ir visada. Tik tu esi užprogramuotas taip galvoti. Ir Dievas, visata nori, kad tu būtum gausingas, jis nori tau siųsti tos pinigus, suprantat, jis nori, kad tu juos pagaliau priimtum, bet kadangi tu varai, forsini, kontroliuoji, galvoji, kad tavo geriausias planas ir panašiai. Ir jam neina duotų pinigus maždaug taip, aš tau noriu duoti, žinot, kai būna tas giminaitis, kokia nors, gal močiutė ar ten teta, imk vaikelį to 100 eurų, ne, ir tu ten, nenoriu aš to 100 eurų. Esat matę tokius variantus, tikrai esat matę. Tai va, lygiai tas pats yra ir su visatos energija. Jis nori jums duoti tos pinigus, bet jūs neima, jūs patys neima. Jūs patys save blokuojat, suprantat? Ir jie iš tikrųjų yra. Bet jūs blokuojat. Taip pat kaip ir iš to giminaičio ar kažko. Čia gali būti vėlgi, čia galime į tokią gilę temą kaip komplimentų nemokėjimas priimti. Kažkas pasako, wow, tu šiandien labai gražiai atrodai. Eik, tu čia nenusišnekėk, nei čia gražiai, nei čia ką, ne? Tai dėl to, kad mes nemokam priimti, kaip mes galim gauti. Mes turim išmokti priimti ir paleisti su meile ir dėkingumu ir užtikrintumu, kad tai pas mane sugrįš. Tai dabar kaip aš jums siūlau įsigyti iš manęs, tai yra mano gimtadienio savaitė, aš dovanoju specialias nuolaidas, aš žinau, ką aš jums duosiu mainais, aš jums duosiu transformacinę informaciją, dėl to, kad jūs arba įsigiję kursą, per kursą sužinosit, kas jūs esat, genijaus zonos, galbūt kažkas iš jūsų sėdi ir galvojat, ką žinau, kaip aš vis galiu uždirbti šitos pinigus. Jūs būtent suprasit, per kur jūs labiausiai atsiskleidžiat, kokia yra jūsų sielos misija, kaip jūs aktyvuojat pinigus unikaliai per jūsų gimimo diagramą. Jūs galite tai įsigyti kosminis aš savarankiško mokymosi kursą ir mokytis pats. Taip pat galite įsigyti ir mano analizę, kurią aš jums pateiksiu raštu. Taip pat aš naudoju ne tik gimimo diagramą, bet ir human design, tai jūs gautumėt ir human design analizę ir taip pat galite pasirinkti ir gauti dar visų metų analizę. Tai bus analizė ne tik apie tai, kas jūs esat, bet taip pat prognozė ateinantiems metams apie tuos visus tranzitus, kurie vyksta šiuo metu. Ne? Tai čia tai yra, ką jūs gausit. Ta informacija, dabar jūs galvojat, gerai, aš išleisiu, tarkim, analizę 88 eurus, 88 centus, ar ne? Ir jūs tada galvosit, aš tiesiog išleidžiu pinigus, nežinau, ar jie sugrįš. Kaip jūs galvojat? Jeigu tu žinosi, kas tu esi, jeigu tu žinosi, galbūt kaip tau geriau viską planuotis per ateinančius metus, dėl tų visų tranzitų, kurie vyksta šiuo metu danguje, būtent susijęs su tavimi per tavo gimimo diagramą, kaip tu manai, ar tie 88 eurai tau nesugrįš? Sugrįš. Ir sugrįš tikriausiai ne vieną kartą, kokį 10 kartų, 20 kartų, 30 kartų, 40 kartų, ar ne? Sugrįš pas tave. Arba jeigu įsigysi iš manęs konsultaciją, kur mes turėsim 60 minučių skambutį, tu ir aš, mes atsisėsim, aš tau pateiksiu analizę, jau pateikta, parašyta, mes atsisėsim, tu galėsi manęs klausimų, kas tau neaišku. Kaip tu galvoji, ar tas 199 eurai tau neatsipirks? Atsipirks tikriausiai 10, 20 ir 30 kartų.
Taip apie tą mėlė kalba ir eina, kad kai mes paleidžiam pinigus, mes paleidžiam su baime ir aš nežinau, ar man tie pinigai sugrįš ir kaip čia bus. Tikrai aš tai pastebiu pa žmonės labai labai labai. Ir aš žinau, tai yra kažkas, ką aš pati dariau. Dabar aš praktikuoju to nebedaryti, nes aš žinau, kad manęs tai tiesiog neservina. Ir ta versija, kuria aš noriu būti, ta 5D versija, jinai taip nedaro. Jinai gyvena gausoj, jinai gyvena pinigų perteklių, tai kodėl jinai turėtų taip elgtis, kodėl jinai turėtų bijoti investuoti save. Aš pati, pavyzdžiui, per šią savaitę irgi investavau vieną kursą. Tiesiog investavau. Ir ką jūs galvojat, man tas kursas neatsipirks? Aišku, kad atsipirks. Dėl to aš galiu daugiau dalintis jums, tai aš galiu būti geresnis mentorius kitiems žmonėms, kurie įsigys iš manęs mano kursus, mano programas ir panašiai. Tai viskas man sugrįž. Taip pat prieš metus pati padariau tikrai didžiausią investiciją kol kas į save, kas man leido iš tikrųjų išmokti astrologijos, kas man leido išmokti gimimo diagramos interpretacijas tiek savo ir kitiems žmonėms. Ar man tai atsipirko? Man tai atsipirko per kelis mėnesius. Dėl to, kad aš po to kurso aš paleidau iš tikrųjų programą ir mano programa buvo žymiai pagerinta, palyginus, ką aš seniau dariau, nes aš tiesiog pridėjau astrologinio žemėlapį tyrinėjimą ir aš prisijungė tą programą didžiausias kiekis žmonių, kiek kada nors yra prisijungę. Paskui paleidau kosminis aš kursą. Atsirado dar daugiau žmonių, kurie įsigijo tą kursą. Man tai atsipirko jau senai, ne vieną, ar ne du, ir ne tris, ir ne keturis kartus. Tai va tas atsitinka, mėlyje, kai mes pasitikim. Nes jeigu mes, labai yra dar taip pat geras pasakymas, kad aš investuoju į save, ne tai, ką aš turiu, ne tiek, kiek aš turiu, bet tiek, kiek aš noriu turėti. Tai jeigu jūs norėtumėt būti milijonieriais ir jums yra gaila investuoti 20 eurų ar ten 80 eurų, ne, į tą informaciją, kur jums padėtų priartėti prie to milijono, tai kaip jūs galvojate, ar jūs nepriartėsit. Jeigu tu sakai, aš ten nesu, kaip žmonės ten sako į veidrodį, aš ten nesu milijonierius, aš tas ir tas, bet jisai vis tiek nesilgia kaip milijonierius. Tai kas iš to, kad tu sakai? Tu bandai apgauti visatą, bet visata nėra kvaila. Visata mato, ką tu darai, mato, ką tu šneki, mato, kaip tu elgiesi, mato, kaip tu sumoki pinigus, mato, kaip tu priimi pinigus, ar su dėkingumu, ar tu iš vis juos priimi ir panašiai, ar tu tenais juos bandai atstumti. Tai va, jūs galite šnekėti, ką jūs norite, daryti, kiek jūs norite afirmacijų, daryti, kiek jūs norite ritualų, bet jeigu jūsų kasdienė energija, kas liečia pinigus, yra labai žemos vibracijos, jums bus labai sunku pritraukti daugiau tų pinigų ir jūs toliau juos ir blokuosit. Jeigu nori, kad tavo pinigų situacija iš tikrųjų pasikeistų, visų pirma, tu turi priimti sprendimą. Aš priėmiau sprendimą 2018 metais, labai gerai atsimenu tą dieną, žiauriai gerai atsimenu, tiesiog gavau algą iš savo skambučių centro darbo. Mano identitetas tuo metu buvo toks, kad aš uždirbdavau 12 svarų per valandą, rašydavau skambučių centro darbą, dirbdavau ten 10 valandų ir panašiai. Ir aš atsimenu, gavau algą. Ir aš tiesiog atsistojau prieš veidrodį ir pasakiau savo, kad taip daugiau nebegali tęstis. Aš priėmiau tokį stiprų sprendimą, kad aš einu su savo tinkliniu marketingo verslu, kuris tuo metu man buvo tik pasirodęs, ir aš eisiu iki pat galo, aš tapsiu pirmoji lietuvė National Marketing Director. Tiesiog tuo metu buvo tai. Ką jūs galvojate, per mažiau negu 2 metus aš tuom ir tapau ir dar užkopau dar vienu laipteliu. Mano gyvenimas kardinaliai pasikeitė, aš galėjau mesti savo darbą, vos tik 25 metų, galėjau pradėti keliauti po pasaulį, praleidau daugiau negu, beveik 3 metus pietryčių Azijoje, šiuo metu gyvenu Balyje, gyvenu laisvėje, darau ką noriu, dalinuosiu jumis šitą visą informaciją ir panašiai. Tai kas atsitiko? Aš priėmiau sprendimą ir aš pasakiau, kad aš esu tokia, čia yra mano identitetas. Ir ką aš pradėjau daryti? Aš grįžau namo, dar irgi labai gerai atsimenu. Vietoj to, kad ieškoti pasiteisinimų, aš dar tada sėdėjau ir sustriukė, pradėjau iš tikrųjų bendrauti žmonėms, pradėjau tiesiog kontaktuoti žmonės ir megzti su jais ryšius. Ir atsimenu, per tą patį vakarą aš turėjau 3 didelius užsakymus. Ir atsimenu, tie mentoriai, mano tada, kai buvau prisiregistravus, jie nesuprato, kas man įvyko, nes aš 2 mėnesius sėdėjau ir nieko nedariau. Ir atsiradau tiesiog po 2 mėnesių su daug užsakymų ir tiesiog iš niekur atsiradau. Ir manęs klausė, kas tau nutiko. Aš pasakiau, kad aš tiesiog priėmiau sprendimą. Aš priėmiau sprendimą keisti mano gyvenimą, keisti mano tapatybę. Aš nebenoriu būti ten pat, aš nebenoriu tą patį skambučių centro darbą. Aš nebenoriu vėl laukti kito atlyginimo ir vėl žinoti, kad kitą mėnesį eisiu tą nemėgstamą darbą. Ir aš pradėjau imtis veiksmų, suprantat? Ir kas atsitinka? Ir aš čia galėčiau, sakau, iš tų metų aš galėčiau tikrai, žinokit, parašyti knygą, kas nutinka, kai tu priėmi sprendimą. Jūs neįsivaizduojat. Aš tikrai, žinokit, mes sakydavo, magic happened, nes iš tikrųjų magija įvyko. Aš nežinau, kaip tai vyko. Iš kur atsirado ten tie 3 žmonės, kurie prisiregistravo, įsigijo visus produktus. Aš jų nei nepažinau, nei dar kažko, ir jie man padėjo pasiekti antrą poziciją ir panašiai. Nu, čia buvo tuo momentu, taip, suprantat. Daug tokių dalykų buvo, labai daug tokių dalykų, kur sėdi ir pats esi apakęs, kad tai įvyko.
per vieną dieną irgi koks kiekis užsakymo ateidavo, ta prasme. Tai čia būna, kai mes einame tas vibracijas, kai mes priimam sprendimą, kad aš einu, kad aš darau ir tu nebejoji. Ir dar labai labai geras yra toksai, žiūrėkit, suvokimas, ar ne? Įsivaizduokit, jūs, tarkim, turit kažkokį filmą, kuris jums patinka. Ir jūs galbūt žiūrite tą filmą dar kartą. Ir jūs žinot, kaip tas filmas baigsis, nes jūs jį esate matę. Ne? Ir ten per tą filmą išžiūrite yra daug visokių iššūkių, ten kažkas netaip gavosi, galbūt tas žmogus susidūrė su kažkokia netektim ir panašiai. Bet jūs vis tiek žinot, kad tas filmas užsibaigs gerai. Tai yra lygiai taip pat su jūsų gyvenimu. Jeigu tu nusprendai, tarkim, aš esu milijonierius, aš gyvenu viloje, aš dirbu savo, aš darau, kas man patinka, mano vaikai turi laisvę, mano ateities kartos turi laisvę, niekas nepergyvena dėl finansų, taip toliau ir panašiai. Tu priimi tokią tapatybę ir tu vizualizuoji ir tu ėmėsi veiksmų, kad tai įgyvendinti, taipogi, ar ne? Bet taip, vyksta visokie iššūkiai, ne viskas gaunasi pagal planą, kažkas tai nesigauna, atsitinka kažkoks tai netikėtumas, bet tu žinai, kad finale tas filmas tai baigsis taip gerai. Suprantat? Tai dar kartą pasakau, čia yra tavo filmas. Jeigu tu žinai, kad, tarkim, tu esi tas milijonierius, kuris gyvena va tokį gyvenimo būdą tenais, taip toliau ir panašiai, tu priimi tą sprendimą, tu ėmėsi veiksmų, taip, tau atsiranda iššūkių, tu eini per iššūkius, kažkas nesigauna, kažkas tai išlenda ir panašiai, bet tu vis tiek žinai, kad tas filmas turi gerą pabaigą, tu vis tiek būsi ten. Suprantat? Tai aš, pavyzdžiui, žinau taip pat, kaip aš jau į National Marketing Director poziciją. Kiek buvo iššūkių? Begalės. Ar jūs galvojat, buvo viskas ten rožiam, kad aš galėčiau sėdėti čionais? Buvo daug daugiau iššūkių, patikėkit manim. Daug daugiau. Bet aš tada žinodavau tą savo viziją, kur aš einu ir aš žinau, kad vieną dieną aš turėsiu tokį gyvenimo būdą, kad aš gyvensiu tropikuose, kad aš galėsiu pati susidėlioti savo rutiną, kad man reikės dirbti kažkam ir panašiai. Aš tai žinojau. Jūs matot mane, čia yra mano 3D reality, aš neusidėjus kažkokią tai coverį esu. Ar ne? Ir šitą mano nėra pabaigos filmas, dar čia mes tik tai gal net neįpusėjom, kur tas filmas iš tikrųjų dar eina. Suprantat? Tai aš noriu jums mėliai ir pasakyti, jūs patys kuriat savo realybę. Ir aš labai tikiuosi, kad jūs tą suprantat, ką aš bandau paaiškinti, nes tai gali iš tikrųjų kardinaliai atverti jūsų akis į visiškai kitokį suvokimą ir apie tos pačius pinigus, ir apie tą pačią realybę, kurią mes matom šio momentu. Pabaigai, kuo tu nori būti? Nuspręs, kuo tu nori būti. Ir kaip ir minėjau, aš šiuo metu suteikiu galimybę jums įsigyti 50% nuolaidą kosminis aš savarankiško mokymosi kursui. Tai kursas, kurį jūs turėsite visam laikui, prieiga bus suteikta visam laikui, mokotės savo greičiu, savo tempu. Tai yra paskutinė savaitė, gegužės 31 baigėsi ši nuolaida, kai jūs galite įsigyti už tokią kainą, nes tikrai nuolaidos nebebus, tiesiog jos nebebus. Aš tiesiog nebedarysiu nuolaidų, nes šis kursas yra vertas daug daugiau. Ir transformacijos atsiliepimas, kokius aš gaunu po šio kurso iš žmonių, yra wow. Mes taip pat pradėsim daryti ir mėnesinius skambučius su kosminis aš kurso dalyviais. Taipogi, jeigu jūs nenorit galbūt perėti per kursą, jūs norit, kad tiesiog jums būtų viskas parašyta, surašyta, kaip minėjau, jūs galite įsigyti analizės, galite įsigyti analizę gimimo diagramos ir visų metų apžvalgos, taip pat ir human design prisidėti, kitą sistemą, kuri labai padeda suprasti jums apie jūsų energetiką. Tai yra iš tikrųjų, aš dievinu šias dvi sistemas, man jos asmeniškai padėjo suprasti save taip giliai ir padėti kitus žmonės suprasti taip pat. Ir taip pat galite įsigyti ir analizę su manimi. Ar ši investicija pirks ne vieną kartą, 10, 20, 30 kartų ir dar daugiau. Ir čia yra tikrai maža investicija, kai mes kalbame tokias investicijas, kur yra 10 tūkstančių, 20 tūkstančių dolerių, 30 tūkstančių dolerių. Ir žmonės vis tiek investuoja, nes jie pasitikė, nes jie priėmė iš savęs tapatybę. Aš esu milijonierius arba aš uždirbu 100 000 eurų per mėnesį, ar ne? Tai kodėl aš tada nepasitikiu savimi ir negaliu investuoti į mentorius, į mokytojus, kurie man galės padėti nueiti greičiau iki ten. Suprantat? Jeigu tu iš tikrųjų pasitikė, bet jeigu tu aišku nepasitikė, tai tu ir neinvestuosi, nes tu būsi to nepritekliu. Ką man čia investuoti? Ir taip galbūt šiuo momentu jūs neturite pinigų banko sąskaitoje kažkokiems tai kursams ir panašiai, bet čia vėlgi, žinot, ką galite pasakyti visada, ačiū visatą, ačiū Dieve, kad tu man suteiki galimybę įsigyti šį kursą. Ačiū tau, kad tu man suteiki galimybę įsigyti šias paslaugas. Ačiū tau, kad tu man suteiki galimybę sumokėti mokesčius. Jūs pradėkite taip dėkoti. Jūs pradėkite daugiau dėkoti, o mažiau pušint, mažiau sukti galvą, mažiau nervuotis, mažiau overthinkinti ir jūs nustebsit, kad jums tie pinigai iš kažkur atsiras. Aš jums sakau,
Aš jums sakau, jūs tiesiog padėkokit. Tarp kitko, šią savaitę iš tikrųjų ištraukiau laimėto dėl nemokamos analizės ir mergina man buvo pasakiusi, jinai tiesiog atsiuntė balsą žinutę, sako, aš žinau, kad aš laimėsiu tą analizę, nes aš padėkojau visatai. Kai aš parašiau savo vardą ir užmėjau draugą, aš pasakiau, ačiū, kad aš laimėjau šią analizę. Pukšt ir aš ją ištraukiau. Taip veikia minčių galia. Tačiau daugelis iš mūsų esam nepritekliui, žemuose vibracijose, neprašom pagalbos ir dėl to mums yra labai sunku. Tie pinigai ne tik, kad neteina, bet jie ir išeina didesniu greičiu, negu mes galim uždirbti. Tai aš labai tikiu, kad jūs po šio video pradėsite daryti kažką kitaip ir mes susitiksim ir jūs taip pat norėsit save pažinti ir palengvinti savo kelią. Nes iš tikrųjų žinoti savo gimimo diagramą, savo energetiką, tai yra tas pats, kaip žinot, visata, sėdi va ten kažkur ir duoda jums va knygą. Nes tu sėdi ir tu nežinai, ką daryti savo gyvenimu. Tai gimimo diagrama, human design yra maždaug va. Čia yra ta knyga apie tave. Paimk ir paskaityk. Aš manau, kad visi mes norim šitos knygos. Tai va. Tai ačiū, kad klausėt šio ilgesnio epizodo ir visos nuorodos yra keltos apačioje ir lauksiu jūsų tenais. Kaip minėjau, mano gimtadienio savaitė, taip kad naudokitės nuolaidom, kurios baigsis gegužės 31 dieną. Taip pat, jeigu jums rezonuoja šis epizodas, palikite thumbs up arba 5 žvaigždutes ir pasidalinkit su savo draugais, nes tai, ką aš dabar dalinuosi, yra informacija prieinama visiems. Ir visata Dievas nori, kad šią informaciją išgirstų žmonės. Supranta, taip kad nelaikykit jo savo, nes gausos yra visiems pakankamai, vietos pasaulyje yra visiems pakankamai, nelaikykit to savo. Ir su manim galite susisiekti Facebook'e, Agnė Der ir Instagram'e ir TikTok'e pakeisk savo gyvenimą. Čiau!